bet paprastai pirma zona dekolte raukšlės tarp krūtinės būna jautriau, visur kitur neskauda, iš viskų tena, juokiasi, ajajai, nežinau kaip jums bus. O aišku, viršutinė lūpa prie akių ir kakta bus skausmingiau. Rolikų, ko gero, visur skaudės. Nu, ne tragedija, bet va. Čia yra greičio režimai, kai sakiau, skirtingi. Jau dirbant su daug adatėlių, geriausia statyti greičiausia. Mažiausiai jaučia įdūrimo momentą, mažiausiai skausmo, nu, žodžiu, komfortiškiausia programa. Ir dekolte zonai reguliuojamės, kadangi rekomenduojamas 1 mm, tai netoli to 1 mm. Vieno iš karto nestatau, nežinau odos jautrumo niekada, bet kokie 0,7, 0,8 yra gerai. O su viena adatėlė kokiu greičiu darėte? Ant pirmo. Ant pirmo ir ant lėčiausio. Su šituo greičiausiu. Yra jų schema iš tiesų keisti režimus, kada ir rūžavą naudoti ir ką, aš nekaitalioju. Bet, nu, logiškai mąstant, lėtesnis režimas mažiau dūrių. Jeigu bus jautresnė zona, gali sumažinti 0,0 milimetrais. Tarkim, 3 programą, ten rūžavą kažkokią, nes tiesiog bus mažiau tų dūrių. Tai prie akių, jeigu norėsis, kad mažiau. Tik tai, aišku, jautriau reaguos, bet vis tiek nėra skausminga, tai tik skaudėtų. Su trumpesnė padaryta? Ne, gylio mums reikia. Mums reikia... Aplinkai? Ai, apie akis. Tai apie akis, sakot, kur reikia sumažinti. Taip, bet yra ir gylis, ir greitis. Gylis tai visada turim nureguliuoti tokį, kokį reikia. Ir tas čia objektyviai sakau, 0,5, 0,3 vienetukas, jeigu kapiliarai mažinam ir taip toliau, žiūrim, kaip oda rausta ir kiek pasirodo kraujo. Gylių turim pasiekti ribą, kur prasideda kraujagyslės. Viena kita kraujo žymė yra gerai. Reiškia, mes ne tame tarpe, kur tankiai kraujagyslių yra, mūsų kokteilis jisai pasieks ribą, kad jisai po to tęstinai 5 dienas ir veiks. Ne per giliai. Bet turi ir būti ne per aukštai, ne raginiam sluoksnyje. Tai už tai va tą reguliuojam. O greitis jisai duoda būtent kiek tų dūrių bus. Tai va gylį tai bet kokiu atveju parinksit. O jau su dūriais, kiek jau jūs tų pradūrimų darysit. Nes nuo to odos užgijimas, atsistatymas ir viskas, kaip pasakyti. Ir bendrai ir net ir regeneracijos